Okay, recording jau yra. Taigi šiandien pakalbėsime, kaip ir sakiau, kaip uždirbti online ir specifiškai su tradinimu Forex, Stock Options markete ir taip toliau. Tai aš dalinuosi ekranu ir Lina gali perimti žodį. Labas visiems, tai kol Raminta pasidalins ekranu, tai tiesiog norėjau su jumis pasisveikinti ir pasakyti, kad mano vardas Lina ir džiugu su jumis tiesiog dalintis tuo, kuo aš užsiemu, kuo užsiema Raminta bei daugelis kitų, ne tik mūsų komandos narių, bet ir galimai jūsų. Ir net nebijoju, kad visi čia esate susirinkę dėl vienos ir tos pačios priežasties, kad norite tiesiog pagerinti savo gyvenimo kokybę. Taigi, kaip Raminta minėjo, mes užsiemam su tradinimu ir būtent tam naudojame platformą Economy. Tai yra edukacinio pobūdžio platforma, kuri būtent suteikia visą edukaciją. Tai jeigu tu neturi jokios patirties, būtent čia gali ją ir gauti. Tai trumpai pasidalinsiu, dėl ko būtent aš pradėjau. Tai kaip matot, čia yra sena nuotrauka, kai dar dirbau savo darbe. Aš dirbau nekilnojamo turto agentė ir tikrai man patiko tas darbas, viskas buvo gerai. Tiesiog ieškojau būdų, kaip galėčiau susikurti antrą pajamų šaltinį arba galbūt įdarbinti jau esamus savo pinigus. Ir kaip tik tinkamu metu, tinkamoje vietoje pasitaikė tiesiog galimybė, kaip galėčiau išmokti tradinimo. Aš apie tai visiškai nieko nežinojau. Kažkada buvau investavus nedaug į kripto, bet šiaip pagrindę apie tradinimą nieko nežinojau. Tai man buvo visiškai naujas dalykas, bet nusprendžiau, kad jeigu jau kažko ieškai ir tau yra galimybė, vadinasi, esi tinkamoje vietoje, tinkamu laiku, kaip sakant. Tai būtent tokia ir trumpa mano istorija. Super, o kas liečia mane asmeniškai, tai kas visų pirma dar nežinote, tai Lina yra mano sesė ir mūsų labai panašios istorijos iš tos pusės, kad tiesiog norėjome kažko daugiau, kažko papildomai, abi atsikraustėme ir gyvename UK jau apie 15 metų ir iš mano pusės aš dirbau taip pat mėgiamą darbą, tai buvo mano svajonė būti mokslininkė, dirbti laboratorijoje, tik aš labai greitai supratau, kad tai yra ganėtinai nuobodu, nors ir mes turėjom tikrai exciting visokių tyrimų ir viską, bet norėjosi to kažko kito dalyko, daugiau laisvės, daugiau nepriklausomybės, galėt nusipirkti lėktuvo bilietą, kada nori ir išskristi atostogų, o ne atsiklausti kažko. Tai aš ieškojau tos laisvės ir galbūt to plano B, to finansinio užtikrintumo, tiesiog daugiau pajamų, kuris nepriklausytų nuo mano darbo būtent situacijos, nes visgi dirbau startup'e ir žinot, kaip būna, gali būti vieną dieną yra kompanija, kitą dieną nėra ir nesvarbu, kokia tavo darbo vieta. Pastebėjom, kad kai prasidėjo pandemija ar dar kažkas buvo visokių atleidimų ir iš Google, ir iš Twitter, ir iš visokių didelių kompanijų. Tai man asmeniškai reikėjo to užtikrintumo ir galimybės uždirbti pajamas nepriklausomai nuo nieko. Tiesiog online su kompiuteriu. Ir aš bandžiau visokių dalykų, visokių vadinamų side hustles ir vienas jų buvo ir produktų kompanija, pardavinėjau įvairius produktus. Ir dropshipping, kai kuri savo svetainę, ir print on demand, ir betting, ir copywriting. Žodžiu, viskas buvo ok, galėjau pasidaryti tų pinigų, bet tai nebuvo kažkas, ką galėčiau aš pakeisti pilnai savo uždarbį. Su Forexu buvau susipažinus, bet aš galvojau, kad tai yra, toks gamblinimas. Arba atspėsi, arba neatspėsi, čia įkris ar kils, bet tokia atėjo diena, kaip ir susipažinau su Donata. Čia iš tikrųjų šitoje nuotraukoje matome Donatą, mes turėjome tokių bendrų projektų pradžioje. Ir jinai pradėjo tiesiog dalintis savo storijose, Instagram'e, daugiau apie Forex, apie tradinimą ir aš tikrai labai susidomėjau. Ir kadangi tai buvo pažįstamas žmogus, aš turėjau to daugiau pasitikėjimo ir man buvo įdomu. Aš pradėjau mokintis ir aš supratau, čia galima uždirbti, čia įmanoma, čia nėra, bile kur, bile kaip, čia galima daryti analizės. Ir kaip žmogus su moksliniu išsilavinimu, čia yra tikrai nebūtina, man buvo taip,
Wow, mano arkliukas tikrai. Bet galiu pasakyti, nesvarbu koks išsilavinimas, nesvarbu kiek metų, mes netrukus sužinosime. Visi gali tikrai užsimti treidinimu ir tai daryti sėkmingai. Ok, tai visgi susipažinkime, kas yra tas Forexas. Tai yra paprasčiausiai pirkimas ir pardavimas valiutų. Mes perkame, pavyzdžiui, dolerius, parduodame eurus ir darome tokią prekybą. Ir šiais laikais, turint telefoną, jūs galite turėti brokerį, turėti appsus ir galite turėti prieigą prie pasaulinės finansų rinkos ir tiesiog tenais daryti prekybą. Labai daug nesiplėsiu, bet tai nėra būtina turėti $100 000, kad galėtumėt dalyvauti toje prekyboje. Esmė, brokeriai turi tokius dalykus kaip leverage ir jie jums leidžia prekiauti su nedidesnėm sumom. $100, $500, keli tūkstančiai. Tai yra svarbu žinoti. Man labai fainas pavyzdys yra, jeigu kažkur važiavote į užsienį ir keitėte savo eurus, ar tai į svarus, į dolerius, į turkišką lyrą, jūs jau dalyvavote tame Forexe, bet jūsų tikslas nebuvo už to uždirbti, o jums reikėjo išsikeisti valiutos. Tai šiuo atveju mes mokinamės, kada geriausias metas yra pirkti, tam, kad valiutų kursas augtų ir mes galėtume iš to uždirbti. Tai Forex pati rinka dirba 24 valandas, 5 dienas per savaitę ir tai yra didžiausia rinka visame pasaulyje. Kiekvieną dieną yra 7 trilijonai suprekiaujama dolerių. Tai yra nežmoniški pinigai ir mums reikia pasimti vos mažą trupinėlį būtent iš to, kad galėtume patys asmeniškai uždirbti. Ir tai yra likvidi rinka. Ką reiškia? Tai mes galime greitai pirkti, greitai parduoti, nereikia laukti, viskas vyksta sekundžių tikslumu. Ir tiek. Labai įdomi išskirtis yra ta, kad mes galime uždirbti ir perkant, ir parduodant. Nesvarbu, ar kursas kyla, ar krenta, mes abiejais atvejais galime daryti būtent tuos užsakymus ir gauti pelną. Tai mėlyni skaičiai, dažniausiai arba mėlyni, arba žali, reiškia pelną. Ir, žinoma, dalinuosi rezultatais, tai privalau pasakyti, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Tai ne finansinis patarimas, aš viską dalinuosi edukaciniais tikslais. Ir čia yra pavyzdys vieno iš mūsų komandos nario, kai matome, buvo prekiauta indeksu. Tai yra tiesiog Dow Jones indeksas ir matome tiek buy, tiek sell. Ir visur buvo išeita į pliusą. Taip, kad galite tiek pirkti, tiek parduoti ir uždirbti iš to. Ir tai yra išskirtumas tarp investavimo, kur tu kažką nusipirki ir lauki eilę laiko, ar tai būtų savaitės, metai, mėnesiai, kol vertė to daikto, kurį pirkai, pakils. Tai čia išskirtinai galime abiejam kryptim uždirbti. Ok. Tai aš pasidalinsiu, kas gali tuo užsimti, kaip ir Raminta minėjo prieš tai, kad aš būtent to pasidalinsiu. Tai tikrai treidinime nėra nei vyras ar moteris, ar tau 20 metų, ar tau 60 metų, tikrai nėra svarbu, nes tiesiog tai yra įgūdis, kurį bet kas gali išmokti. Tau tiesiog tai reiks išmokti būtent tuos pagrindus, kuriuos ir gausi viską šitoj platformai. Noriu pasidalinti keliais pavyzdžiais. Tai čia yra mūsų su Raminta ir mama bendras čatas. Mama tikrai su mumis buvo nuo pat pradžios ir visą laiką mus palaikydavo, nesvarbu, ar tai būdavo $1, ar tai būdavo -$1, visą laiką jinai būdavo su mumis. Ir paskui laikui bėgant jinai sakė, jūs darot, aš irgi noriu pabandyti, kodėlgi ne. Ir čianais buvo rugsėjo mėnuo, tai jinai iš pat pradžių tikrai neuždirbo didelių sumų, tai buvo čianais, kaip matome, 308 per savaitę laiko ir paskui tai pakilo iki 1300 per mėnesį. Kaip ir čia žemiau parašyta, kad vidutinė alga tai gali būti iki 605 eurų per mėnesį. Tai galima sakyti, kad čianais uždirbo jinai dvigubai tai, kiek būtų vidutinė alga. Ir sekantis skaidrė, Raminta.
Ir tai buvo, prieš tai skaidrėje mes matėme, kad viskas buvo rugsėjo mėnesį. Raminta su mama kalbėjo vakar ir mes čionais matome vienas iš pavyzdžių buvo, čia galite netgi matyti datą. Mama jau pradėjo prekiauti tiek, kad jinai per dieną sugeba užsidirbti 500 svarų, tai eurais būtų dar daugiau. Ir jinai kasdieną išsiema uždirbtą sumą. Tiesiog jos yra toksai tradinimo metodas. Jinai tikrai ilgą laiką stebėjo tuos grafikus visus, jinai tikrai ilgą laiką praktikavosi. Tai noriu tiesiog pasakyti, kad tai nėra greiti pinigai. Tai yra tikrai procesas, kuris gali užtrukti laiko. Ir kiek laiko tai užtruks priklausys tikrai nuo kiekvieno žmogaus. Vienam gali užtrukti mėnesį laiko, kitam 3 mėnesius, kitam gal 3 metus. Tai viskas priklausys, kiek įdėsi darbo ir kaip greitai visą tai suprasi. Tai kaip ir minėjau, tikrai nėra ribų, kas gali būtent to užsimti. Čia mes turime ir kitus pavyzdžius, tai yra viena iš mūsų komandos narių Kristina. Jinai yra ūkininkė ir taip pat sugalvoja papildomai įsidirbti būtent iš tradinimo. Ir matome, kad per dieną jinai sugeneravo 189 eurus. Čia yra kitas pavyzdys, tai yra mama, turinti 2 mažamečius vaikus ir jinai sugeneravo 390. Greičiausiai čia turbūt bus visur doleriai pavyzdžiai. Kitas dalykas, verslininkai irgi taip pat papildomai sugeneravo donatą 114 eurų ar tai dolerių, papildomai prie to, ką jinai veikia su kita veikla. Ir taip pat studentai. Išvažiavo žmogus atostogų, taip pat naudojasi mūsų platformą kurį laiką ir sugebėjo atostogų metu sugeneruoti 784 dolerius. Manau, tai tikrai yra aiškus parodymas, kad tuo gali užsimti nesvarbu kas. Nori, kad aš pasidalinčiau šitą Ramintą? Ko reikia norint pradėti prekiauti, tai iš tikrųjų nėra daug dalykų. Tai yra tik tais 3 pagrindiniai dalykai, bet jie yra gan svarbus. Raminta pradžiai minėjo, kad tau reikės turėti brokerį. Tai čia yra ne kažkoks fizinis asmuo, bet viskas yra online. Tai kaip tavo online piniginė, kur tiesiog įsidėsi atitinkamą sumą, su kuria būtent ir norėsi prekiauti. Tai brokeris, tradinimo platforma. Dauguma iš mūsų mes naudojame tradingview.com, tenais tiesiog galime užsiregistruoti taip pat nemokamai ir turėti savo paskyrą. Ir toje platformoje mes darome visas analizės, kad suprastume, kaip būtent tai veikia. Tai reikės mums TradingView platformos ir taip pat mūsų tradinimo platformos, kur ir darysime savo užsakymus. Yra skirtingų tradinimo tipų, tai taip pat galima tradinti tiek su TradingView ir turėti kitas tradinimo platformas, tai būtų MetaTrader 5 arba pačio brokerio tradinimo platforma. Ir analizę, kaip ir minėjau, per TradingView mes galime daryti analizės, pagal ką nustatyti, kada yra tinkamas metas pirkti arba tinkamas metas parduoti. Ir kaip Raminta taip pat minėjo, pasikartosiu, kad galima uždirbti abiejais atvejais. Super, ačiū Lina, tai taip, nebijokite, nes nesate susipažinę su šitais dalykais, tam ir yra ta platforma žmonėm, kurie yra visiškai žali, kaip mėgsta kai kurie sakyti, kad galėtumėt išmokti nuo A iki Z. Ir aš norėčiau pasidalinti būtent kaip galima pasiekti rezultatų su tradinimu ir mes turime būtent keletą dalykų šioje platformoje. Tai pirmiausia, ir kas yra man labiausiai toks patinkantis dalykas, yra edukacija, nes tai, ką tu išmoksi, ant pečių nenešiosi. Tiesiog galėsi uždirbti keliaudamas su telefonu, su laptopu, bet kurios pasaulio vietos, bet kuriuo metu tiesiog supranti, ką darai ir gali uždirbti. Turime taip pat live skambučius, kai edukatoriai dalinasi ekranu ir arba analizuoja rinką, arba turime tiesiog tradinimo sesijas. Turime trade idėjas iš profesionalų, tai būtent atskiras appsas, aš jį taip pat parodysiu. Turime AI skenerį, kuris skanuoja visą rinką, tai yra labai gerai tiek naujokam. Šiandien taip pat visa komanda irgi uždirbo būtent su vienu iš live skambučių iš Manara skenerio traidų ir leiskit pasidalinti tais sekančiais dalykais. Šito išjungsiu. Pabandysiu parodyti ir chatą, mūsų chatą.
Čia yra mūsų One Vision Lithuania bendruomenė, tai yra labai draugiška bendruomenė, bet aš noriu tiesiog parodyti, kad yra viskas ir naujiems nariams, ir Forexo pagrindai, ir visas skirtingos temos, kurias galite rasti. Turime atskirą grupę, kur yra būtent live sesijos, kurias mes galime jungtis ir trade idėjos, tai žodžiu, visa bendruomenė labai palaikanti ir tas yra smagiausia. O edukacija pati, tai galima susipažinti, viskas yra anglų kalba, tai noriu šitą pabrėžti. Ir čia būtent yra ECA, Forex akademija, yra apie stocks, yra apie kripto. Ir mes turime visus įrašus, tai jeigu nespėjai prisijungti į sesijas, gali pasijungti ir peržiūrėti visą informaciją. Čia kaip pavyzdys įjungsiu vieno iš mūsų edukatoriaus sesijas ir būtent, kaip matome, buvo live New York sesijos analizės, tai tiesiog įsijungia ir tie skambučiai gana netrumpi būna, tiesiog analizuoja ir tu taip pat gali tuo pačiu metu mokintis, nes jis garsiai kalba, kaip būtent vyksta visa analizė ir taip toliau. Tai viską čia galite būtent mokintis šiais video ir turime live sesijas, pakrus. Ir būtent čia kiekvieną dieną turime vis kažkokią sesiją su skirtingais edukatoriais, jų yra ne vienas. Jie ne tik patys uždirba Forex'e, bet taip pat turi studentų, kurie jų dėka būtent išmoko tradinti ir yra 5-6 7-figure traders. Tai reiškia, kad uždirba tikrai nuosekliai šiose rinkose. Tai tas yra fainiausia. Čia trumpai galiu parodyti ir skanerį, aš daug nesiplėsiu, bet jis tiesiog padeda suprasti ir supaprastina būtent kaip visas Forex'as veikia. Žinoma, mes turime visokių papildomų strategijų, kurios padeda šiam skeneriui būti veiksmingesniams, nes nėra nieko 100% ir net neturėtų būti. Išmoksite apie rizikos valdymą, apie risk to reward ratio, tos visus dalykus. Tik noriu tokį faktą pasakyti. Kartais jums užtenka 30 iš 100, tarkim, 3 iš 10 treidų pataikyti teisingai, tam, kad jūs būtumėt pelningi. Tai tikrai nėra kažkas, kad reikia pataikyti viską 100%. Ta reikia labai gerai atsiminti ir suprasti. Ir Solex appsas. Čia yra toksai video, aš tiesiog šiek tiek nufilmavau, kaip tas pats appsas atrodo. Tai atsiunčia ten ir trade idėjas, kur galite kopijuoti. Tai kol mokinatės, galite nukopijuoti skaičius, čia yra parašyta euras su doleriu. Parduodam. Ok, nukopijuoju šitas kainas, įklijuoju savo programėlę, apie kurią Lina kalbėjo ir važiuojam. O kas tame appse, tai vėlgi skirtingi edukatoriai atsiunčia įvairias žinutes, atsiunčia ir trade idėjas, ir kvizus kartais turime, šiaip pranešimus, kad bus tuojaus sesija. Tai labai toks gera vieta, vienoj vietoj, kur galite pažiūrėti ir trade idėjas, ir priminimus, ir viskas vienu kartu. Tai būtent tai yra Solex. Ir dabar svarbiausia dalis, aš manau. Kaip žinot, nėra nieko nemokamo. Ir tikriausiai įdomu, kiek galėtų visą tai kainuoti ir nustebinsiu, nes tai yra tikrai maža suma ir mes turime viską, apie ką pakalbėjau, už $150 pirmą kartą mokant ir norint toliau gauti prieigą, toliau naudotis, tai yra $99, kas yra apie 94 eurai kas 4 savaitės. Tai gaunate prieigą prie visko. Visos edukacijos, live sesijų, Solex, AI skenerio, skambučių ir mūsų lietuvių bendruomenės. Jeigu kažkas yra angliakalbiai, tai turime ir angliškas grupės, bet svarbiausia, kad būtent turime tą prieigą prie mūsų bendruomenių, nes tai yra tikrai vienas iš svarbesnių aspektų, kai tu turi kažką, kas tau atsakys, padės, palaikys ir kai tu turi su kažkuo, kuo gali pasidalinti, pakalbėti, tai labai svarbu yra būtent šitoje treidinimo kelionėje. Tai kol kas tiek. Jeigu turėjote klausimų, tai būtinai paklauskite žmogaus,
kuris pasidalino šiuo Zoom nuorodą su jumis. Ir nežinau, tikiuosi susitiksime mūsų čatuose. Labai smagu, kad klausėtės, susipažinote ir iki kito karto. Iki.